miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Už ilgametį darbą puoselėjant jūrinę kultūrą į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja Jūrų kapitonų asociacija. Pasak šios organizacijos tarybos nario Romo Karmazino, per 80 narių turinčios asociacijos veikla labai įvairi. Jūrų kapitonų asociacija vienyje mūsų Lietuvos kapitonus. Nuo pat 91 metų jos įkūrimo šiandienai yra asociacijų virš 80 narių. Jai vadovauja patyręs jūrų kapitonas Juozas Liponis, dabar kaip tik jis yra teisės. Tai jūrų kapitonai, jie stiprina jūrinės profesijos prestižą, puoselėja jūrinės tradicijas bei prisideda prie Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdžio formavimo. Ir asociacijos veiklos nuopelnai apima aktyvų dalyvavimą rengiant ir tobulinant jūrininkų rengimų standartus bei teisės aktus, profesionalų konsultacijų teikimo valstybės institucijoms jūrinės politikos formavimo klausimais, Lietuvos jūrininkų interesų atstovavimą tarptautinėse organizacijose, jaunųjų jūrininkų skatinimą ir švietimą, organizuojant mokymus, paskaitas bei mentorystės programas, Lietuvos jūrinės istorijos ir tradicijų puoselėjimą rengiant minėjimus, konferencijas ir jūrinės šventės. Jūrų kapitonų asociacija dalyvauja visuose jūriniuose renginiuose rengiamas visoje Lietuvoje ir be abejo Klaipėdoje, nuo minėjimo negrįžusių iš jūros Smiltynėje prie Albatroso paminklo, taip pat jūros šventės programoje, eisenoje ir ilgametė ir nuosekliai reikšminga asociacijos veikla ženkliai prisideda prie Lietuvos jūrinės tapatybės stiprinimo. Jūrų kapitonų asociacija dėjo ir daug pastangų, kad būtų tinkamai įamžintas pirmųjų Lietuvos kapitonų Liudvikos Tulpino ar Juozo Andžejausko atminimas. Pasak pašnekovo, iš tikrųjų dar daug reikia nuveikti, kad jūrininko profesija mūsų šalyje taptų prestižinė. Mes šiandieną nesame jūrinė valstybė, mes esame valstybė prie jūros. Kaip be būtų gaila, Vilnius mato jūrą tik tai, kaip sakant, arba pro langą, arba iš Palangos pliažo, bet mes visomis išgalėmis, kaip kapitonai, stengiamės tą prestižą išlaikyti, kelti ir vis tik gražinti tai Lietuvai jūrinės valstybės statusą bei veidą visame pasaulyje. Teigia į Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojančios Jūrų kapitonų asociacijos atstovas Romas Karmazinas. Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.